Labas vakaras. Kauno Žalgiris baigė žygį Eurolygos atkrintamosiuose. Žaliai balti tik po pratęsimo neprilygo Šarūno Jasikevičiaus kariaunai. Tiesa, nors pasirodymas turnyre ir baigtas, sekti kitų komandų kovas lietuviams dar verta. Kodėl? Plačiau reportaže. Ko jau ko, bet ruoštis lemiamoms atkrintamųjų serijos rungtynėms Stambule su Žalgiriu Šarui neprireiks. Gerai? Šalaus išgerti. Būta tikrai daug optimizmo. Viskas bus gerai. Ir pergalę tarsi sufleravusių akimirkų. Bet Kauno Žalgirio kelionė Eurolygoje baigėsi. Įspūdingos ir galių palaikymų sulaukę kauniečiai kovoja iki galo. Ir pasirodymą turnyre baigė kaip tikri kariai. Tik po pratęsimo pripažįsta Šaro ir Fenerio pranašumą. Sirgaliai už sezoną žaliai baltiems padėkoja. Tik pačių krepšininkų nuotaikos tikrai netokios, kokių norėta ir tikėtasi, o žaidėjų galvos nuleistos. Manau, žmogiški žmonės esat ir suprantat, kaip jaučiamės. Manau, visi fanai taip jaučiasi. Serija prieš Fenerbahčę Žalgiris pralaimi 1-3. Komanda abiejose rungtynėse Kaune atrodė tikrai gerai, bet koja bene labiausiai pakiša Turkijoje pirmosios dvi pralaimėtos akistatos. Pradėjau šitą seriją truputį atsipalaidavę, gal kažkiek tos, tokios, nežinau, kaip blogai paruošiau komandą, nes ne visi žaidėjai sužaidė prie savo galimybių ribų, ką gali sužaisti, tai čia kažkiek tai gal blogai atėjom į šitą seriją, nežinau, gal tos lengvai, kaip sakau, tos pagirios po patekimo į play-offus kažkiek tai, jeigu taip šnekant, nes pirmos dvi rungtynės tikrai mums nesusiklostė, mes nebuvom tam lygiai, kuriam norim būti. Šarą nugalėti serijoje tikrai sunku. Ta buvo patyręs ir dabar Turkijos klube asistentų dirbantis Kazys Maksvytis. Dar 2022-2023 metų sezone, kai kartu su Barcelona Jasikevičius seriją prie Žalgirį laimėjo 3-0. Apskritai Jasikevičiui tai bus jau 7. finalo ketvirtas trenerio karjeroje. Šį kartą pusfinalyje Fenerio lauks Pirėjo Olympiakos. Žinai, jeigu tai yra normalu, tai tu turi biškį jau, net nežinau kaip įsireikšti, žinai, tai nėra normalu, tai yra tikrai labai geras, į tą įeina labai daug dalykų. Žinai, ir kažkiek tai tu turi ir didžiuotis ir taip toliau, bet mažai dar to. Ko nemažai, tai pačio šventimo. Pernai po patekimo į finalo ketvirtą Šaras maudytas su kurinėje vonioje. Dabar vonios nėra, bet kiaurai permirkti strategas žaidėjų pagalbą sugeba. Prieš seriją Masiulis teigė, kad draugystė su Jasikevičiumi bent jau trumpam pristabdoma, tačiau dabar viskam pasibaigus treneriai ir vėl bičiuliai, gal tiksliau kaip Šaras pasakytų bachūrai. Mes su Tomu ramus Kauno bachūrai. Didžiausios sėkmės ir jam ir Šarui, tikrai, kaip ir minėjau, mano dalis širdies yra tenais ir su tais didžia dalim žaidėjų esu tikrai artimai bendravęs ir tikrai palaikysiu juos. Nors šiandien tikrai norėjau apžaisti juos. Apskritai šį savaitę Lietuvos klubiniam krepšiniui dovanoja tikrai daug emocijų. Žalgiris nors ir krito, džiaugtis už ką buvo. O štai sostinės Ryto ekipa šiandien kiek vėliau vakare finale kovos dėl Čempionų lygos trofėjaus. Kaip sekas ir sostinės klubai iš vis palaikot pulsą, nes rytoj finalas? Lietuvoje yra tik viena komanda. Tiesa, nors kovos Europoje kauniečiams ir baigtos, patį turnyrą sekti dar tikrai pravartu. Žalgiris Eurolygos reguliariajame sezone užėmė 5. vietą, už kurią yra skiriama 1 200 000 eurų premija. Visgi galutinė vieta yra skaičiuojama tik po atkrintamųjų, tad Žalgirio pozicija paaiškės po 5. mačo tarp Valensijos ir Atėnų Panatinaikos. Ispanijos klubo pergalės atveju Žalgiris gautų priklausiusią premiją, o jeigu laimėtų PAO, Tomo Masiulio vadovaujama ekipa kristų į 6. poziciją ir gautų vos kiek daugiau nei 1 milijoną. Kitaip sakant, palaikyti dabar reikia Valensiją, kuri komandai užtikrintų 150 000 eurų daugiau.